CPS 1800 – didžiausia pasaulyje komercinė banknotų apdorojimo sistema, kurioje inovatyvios technologijos susijungia su išskirtiniu veikimo greičiu. Skirtingos sistemos konfiguracijos leidžia CPS 1800 nesunkiai pritaikyti įvairiems klientų poreikiams. Banknotų apdorojimo procesas prasideda sistemos dešinėje esančioje padavimo kišenėje. Priekyje banknotų įdedamos siuntos pradžią žymintis popieriaus lapelis su brūkšniniu kodu. Sistemos traktu banknotai keliauja per eilę skirtingų, tačiau vienodai svarbių detektorių. Jei nors vienas detektorius neveikia, banknotų apdorojimo proceso pradėti nepavyks. Pirmoji banknotų stotelė – MITD detektorius, atskiriantis sulipusius banknotus. Atskirti banknotai keliauja per fluorescencijos ir fosforescencijos savybės nustatantį FOSFluo detektorių. Sistemos traktu keliaujančio banknoto magnetinės savybės nustato 6 kanalų magnetinis detektorius. Elektrinį banknoto saugumo siūlelio laidumą nustato HV siūlelio detektorius. Ultravioletinės banknoto pluošto savybės nustato FOSFluo detektorius. IDS detekcijos sistema nustato infraraudonasias banknoto savybės. Čia pat patikrinamas ir banknoto formatas, trūkstamosios banknoto dalys, užlenkti banknoto kampai, banknoto švarumas, piešiniai ant banknoto, banknote esantis įplėšimai, skylės ir banknoto popieriaus fizinis susidėvėjimas. Detektoriams atlikus mokumo įvertinimą ir kokybės patikrinimą, autentiški banknotai rūšiuojami į tinkamus tolesniai apyvartai ir netinkamus. Pastarieji siunčiami į naikinimo modulį ir yra neatkuriamai sunaikinami. Sunaikintų banknotų skiautės sistemos supakuoja į briketus, kurie iškeliauja į sąvartyną. Tolesniai apyvartai tinkantis banknotai automatiškai supakuojami paketais po 100 vienetų ir sistemos sudedami į banknotų pakavimo kišenes. Per minutę apdorojama iki 1800 banknotų, o vidutinis banknotų apdorojimo greitis gali svyruoti nuo 25 iki 30 banknotų per sekundę.